nori paklausti tarybos narys Arvydas Gasys. Sakykit, prašau, ar jūs numatote turėti pavaduotojų, jeigu numatote, tai kiek, ir gal galima apie personalijas pasakyti, vis tiek jūs ruošiatės tam žingsniui, ėjote link jo, tai aš manau, kad jūs turit kažkokį tai, sako, samprotavimą ir panašiai. Aš šiandien galiu atsakyti. Tokia, kokia yra struktūra, tai yra spant vienas pavaduotojas. Jeigu, aš ir minėjau savo, jeigu bus keičiama, ir tai turėtų būti daroma, ir turėtų būti spant matomas, spant ilgai, spant galbūt spant reiks porą ar trejetą mėnesių tarybai spant išeits, kad matytumėm kiekvieną skyrių, kiekvienas pavaldumas, matytumėm kiek ten žmonių yra. Ta, aš anksčiau sakiau, kad nebuvom pasitvirtinę šitas spant. Ta, matyt, prie šitos spant, kada spant šiandien spant išrinkti yra spant, reiškia šitas spant, sėsim kartu spant, aš vienas neplanuoju spant, reiškia šitas spant, tai yra spant, aš turiu ir savo spant nuomonės, spant, bet spant mes turim spant dirbti visi kaip komandas spant ir turėsim sudėlioti šitas spant. Ir taryba turės patvirtinti tokią struktūrą, kokią patvirtins struktūrą taryba, tokia, su tokia ir turėsiu dirbti. O šiandien aš personalijų spant kol kas nenoriu spant vardinti, kad galbūt spant yra spant, aš turiu spant, aš vėl dar kartą sakau spant, yra žmonių, tie administracijų, kurie dirba. Pirmiausia, reikia iš šitų žiūrėti spant, jeigu kas spant bus, o paskui spant reiškia kitus klausimus. Ačiū.